Ieškokite neskausmingos padėties. Viena iš neskausmingų padėčių tai gulėjimas ant nugaros, kai sulenktos kojos yra užkeltos ant kėdės arba poros aukštų pagalvių. Tai žiūrėkite, kaip aš tai darau. Taigi, įsivaizduokite, kad jūs gulite ant lovos ir gulite ant nugaros. Tai visų pirma, ant nugaros reikia atsigulti, gulantis visų pirma ant šono ir tada gultis verstis ant nugaros. Ir metodika, tokia padėtis, tai yra antianalginė padėtis, kitaip sakant, prieš skausminę. Ir pabandykite, uždėkite kojas ant kėdės, kad kojas būtų 90 laipsnių kampu sulenktos ir pajausite, kaip jūsų jausmuo atsipalaiduoja. Nes kojos labai daug sveria, labai daug kilogramų. Viena koja suaugusio žmogaus sveria maždaug 17 kilogramų. Tai 35 kilogramais jūs nukraunate savo juosmenį. Tai yra labai daug. Ir pamėginkite, jeigu, aišku, nedarykite jokiais būdais taip, kad jums pačiam reikia tą kėdę pasiimti ir atsistumti iki savęs. Paprašykite, kad kažkas atstumtų iki jūsų ir tiesiog jums tai reiktų uždėti kojas ant kėdės. Kitas dalykas, jūs galite, jeigu neturite kėdės šalia savęs, pavyzdžiui, ir gulite ant lovos ir jūs esate vienas arba viena, tiesiog pasimkite porą didelių pagalvių ir padėkite kojas ant poros didelių pagalvių. Ir iškart pajausite, kad įtampa nuo juosmens sumažėja. Taigi, perinam prie kito patarimo. Kitas labai paprastas patarimas, pratimas, metodika, tai yra pagalvės pasidėjimas tarp kelių. Jeigu jūs gulite ant šono, tiesiog pasidėkite pagalvę tarp kelių ir tai nuims apkrovą nuo juosmens, nuims apkrovą nuo viršutinės kojos, bus minkščiau ir jaukiau ir jūs saugiau jausitės. Pamėginkite šitą dalyką. Jūs galite tiek pasidėti pagalvę tiek tarp kojų, tiek vieną, tiek dvi pagalvės, kad ar būtų kita pagalvė tarp blauzdų. Ir jeigu jau labai noris, tai galite pasidėti pagalvę, mažytę pagalvėlę ir po apatinę koją. Kitas labai svarbus patarimas, tai yra pagalvės pasidėjimas po pilvu. Jeigu jūs gulite ant pilvo, pasidėkite pagalvę po pilvu. Tai nuima apkrovą nuo juosmens, nes tada juosmuo nebeįdumba ir galite tikrai sumažinti ir palengvinti savo kančias bei pagerinti savijautą. Tai pasidėkite pagalvę po pilvu.